Dainuojame prie webkameros ir šį kartą padainuosime dainą apie emigraciją. Daina emigrantai. Nepaslaptis, jog statistika dabar tokia. Iš 10 lietuvių 6 gyvena depresijoje, tai 4 emigracijoje, iš kurių 2 taip pat depresuoti, nes už pinigus, kuriuos siunčia namo, gauna labai blogų naujienų. Ir išties, kai pavartai internetinės svetaines, tai visos naujienos iš Lietuvos tik blogos. Tai daina atitinkamai emigrantai. Toli, kitam krašte, laimės ieškojom lygrašte. Visi palikome namus, savo šeimas, tėvus, vaikus. Sudėjom čia visas mirtis gyventi ir jaust kitas širdis. Būt reikalingais gerbiamais, nebūt našta, o mylimais. O laikas bėga lyg vanduo, diena, savaitė jau mėnuo. Ir įvykiai viens kitą gana, ne vien tik džiaugsmo nežami. Ir jauną širdį, ir širdį seną, vilioja traukia viltimi. Nesenai mums žmonės garbingi, dabar tapome nereikalingi. Tėvynės smurtas apgaulė, nusileido gyvenimo saulė. Nesenai mums žmonės garbingi, dabar tapome nereikalingi. Kol valdžio Lietuvos emigrantai, būti mes dar ilgai emigrantai. Taigi emigrantai tai naujieji Lietuvos tremtiniai. Už savus pinigus šį kartą įsitrėmė save į užsienį. Todėl apie tai mes ir kalbam, ir dainuojame. Visi važiavom viltimi gyvent kitaip, bet ne bet kaip. Svajojom tarsi užburti, gal užsidirbsim šiaip ne taip. Ir štai mes čia visur gražu, kol pinigėlių dar yra. Ir tampa greitai neramu, kai jų nelieka kaip bėda. O laikas bėga lyg vanduo, žiema, pavasaris, ruduo. Ir įvykiai viens kitą gena, ne vien tik džiaugsmo nežami. Ir jauną širdį, ir širdį seną, vilioja traukia viltimi. Nesenai mums žmonės garbingi, dabar tapome nereikalingi. O tėvynės smurtas apgaulė, nusileido gyvenimo saulė. Nesenai mums žmonės garbingi, dabar tapome nereikalingi. O valdžio Lietuvos emigrantai, būti mes dar ilgai emigrantai. Taigi, kiek šiandien emigracijai daug žmonių lietuvių? Lyg daug. Valdžia viską daro, kad jų būtų vis dar daugiau. Nors kalba gražiai, bet veiksmai priešingi. Už svarą dirbam nuolankiai, patyčias kenčiam ir vargus. Gyventi norim normaliai, dėl šito iškeitėm namus. Tarnavom vajams kaip vergai, juodžiausius darbus dirbom, bet pinigų atrodė vis mažai, tad pykome ir širdom. O laikas bėga lyg vanduo, jau metai praeitį pripraksi, savo tėvynės
baisiau negu svetur. Nesenai buvo žmonės garbingi, dabar tapome nereikalingi, o tėvynės skurdas apgaulė nusileido gyvenimo saulė. Nesenai buvo žmonės garbingi, dabar tapome nereikalingi, kol valdžioj Lietuvos imigrantai, užsimes dar ilgai emigrantai. Taigi, ar sugrįšime gal namo? Jeigu tai bus ir toliau, žinoma ne, tačiau jeigu bus galima namuose turėti darbą, pavalgyti, tai žinoma geriau pasirinksim tėvynę. Nesenai buvo žmonės garbingi, dabar tapome nereikalingi, o tėvynės skurdas apgaulė nusileido gyvenimo saulė. Nesenai buvo žmonės garbingi, dabar tapome nereikalingi, kol valdžioj Lietuvos imigrantai, užsimes dar ilgai emigrantai. Štai tokia daina apie migraciją ir gavosi. Manysim, kad viskas bus pakeis ir mūsų padėtis Lietuva taip pat pasikeis. Ir Lietuva ne tik norės imti, bet kartais ir duoti, kad būtų santykiai žmonės, o ne egoistiniai. Tada mes visi norėsime grįžti į savo tėvynę, nes ten mes gimėme, užaugome, ten turėtume išdėti.